Atidundėjo atbildėjo į Daugus valstybinė Mindaugo karūnavimo šventė. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad šįsyk susirinko daugiausiai žmonių. Kiek buvo čia tokių renginių organizuota? Puoselėkime savo kraštą. Kartu su valstybe ir mes augame, mokomės, bręstame. Džiaugiuosi, kad valstybės dienos šventę švęsti Dauguose tapo tradicija. Daugai mena senus laikus ir kunigaikščius pirmuosius valstybės vadovus. Valstybės diena yra šventė mūsų namuose ir mūsų gatvėse. Švęskime ir džiaukimės savo valstybę. Geros šventės, gero vakaro ir geros nuotaikos. Sveikinu jūs visus šios iškilios šventės proga. Linkiu sveikatos, stiprybės, ištvermės, einant nelengvu Lietuvos valstybės keliu, karaliaus Mindaugo pramintų keliu. Puikios jums nuotaikos, gražaus buvimo drauge ir nuostabių šventinių akimirkų. Aš užaugau Dauguose ir nebejoju, kad karalius Mindaugas, jodamas atsimti karūnos Dauguose, paliko savo dvasią, nes daugiškiai stiprus, tvirti ir visą laiką išlaikė valstybingumą savo kalbą. Visiems jums linkiu geros kloties, sveikatos ir geresnio gyvenimo. Jūs to verti. Ačiū. Karaliui Mindaugui salve!
Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti Alytaus rajono garbės piliečio vardą Vilniaus dailės akademijos profesoriui, skulptoriui, dailininkui, grafikui Antanui Kmieliauskui. Vakare koncertuojant grupėms Jonis ir Neo netrūko visiems geros nuotaikos ir emocijų. Kokios nuotaikos šiandieninėje šventėje? Na, iš tikrųjų, kokios gali būti nuotaikos šventėje? Geros labai. Ačiū Dievui, geras oras, daug žmonių, gera muzika ir šventė yra jau 12 metai čia vykstanti, tai tikrai gera nuotaika. Aš tikiuosi, kad ne tik tai man ta nuotaika gera, nes švenčiam labai rimtą šventę valstybei ir džiaugiuosi, kad tą supranta ir žmonės. Kol kas tikrai puiku. Puikios, nuostabios, labai smagu, labai gražus vaizdelis visur, kaip sakyti, ir daug žmonių. Tiesiog gera nuotaika, nuostabu. Daugų šventė iš tikrųjų yra gerai dėl to ir labai patinka man, kad suvienė visus daugiškius ir ne tik iš tikrųjų aplinkinių kaimų ir ne tik iš miestų suvažiuoja žmonės ir į kumštį tokį susiliejam visi ir esam jėga iš tikrųjų, pasižiūrėkit. Daugiausiai iš tikrųjų šita šventė yra labai reikalinga, nes žmonės visai neturi jokių pramogų ir neturi ką čia veikti. Tokiose šventėse visi susivienė, pabūna kartu. Šiaip laukiam vėlesnių, vėliau kas bus, nes dabar tai, šiaip visai smagu. Bet laukiam, kas bus vėliau, gal įdomiau. Kaip jūsų nuotaika? Manau, kad jaunesniems žmonėms bus įdomiau vėliau, bet ir dabar visai smagi nuotaika ir šventė graži.